Sveiki, sveikinu Jūs su nuostabiu pavasariu, su saule, su geru oru ir su mūsų susitikimu, kadangi susitinkam ir tai yra kaip šventė. Tad labai džiugu Jūs matyti, galima sakyti taip, nes žinau, kad Jūs esate kartu ir nes dalinatės, komentuojat, spaudžiat patiktukus. Tad ačiū Jums už tai. Na ir ką, šiandien turėsime labai įdomią išminties minutėlę, kurioje pakalbėsim apie kiekvienam žmogui svarbią temą. Tad pradedam. Na ką, tai sveiki gyvi dar kartelį. Šiandien sugalvojau tokią temą. Pakalbėti apie mokymasi iš medijos, mokymasi iš socialinių tinklų, mokymasi iš televizijos. Pradžioje noriu Jums užduoti klausimą. Ką dažniausiai matome per savo tuos stebuklingus ekranus, kuris gali būti ant sienos pakabintas, kuris gali stovėti ant stalo, kuris gali būti mūsų rankoje, tai gali būti koks nors planšetė ar telefonas, nesvarbu, nes visur, ar būtų toks ekranas ar toks, mes gauname kažkokią tai informaciją. Gauname tą informaciją stebėdami kitus žmonės. Yra tokia išmokimo, socialinio išmokimo teorija, dar vadinama modeliavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, kiekvienas žmogus, ar tai būtų vaikas, ar paauglys, ar suaugęs, mes mokomės stebėdami kitą žmogų, stebėdami kitus žmonės. Ir ką matome tose ekranuose? Kaip sakant, matome žmonės, kurie pritraukia dėmesį, kurie kūrė kažkokį tai turinį ir jų užduotis yra pritraukti dėmesį, kad kuo daugiau būtų žiūrovų, nes nuo to priklauso reklama, o nuo reklamos priklauso finansai. Tad natūraliai pasižiūrėjus iš tos pusės, tai medijų tų visų transliacijų, visų video, filmų, serialų, laidų, kažkokių tais informacinių laidų, laisvalaikio laidų, nesvarbu. Jų tikslas turėtų būti pritraukti žmonės. Ir ką mes matome tose ekranuose? Ką dažniausiai ten matome? Jeigu yra kažkoks tai pramoginis, galbūt netgi šou, žaidimas ar dar kažką, dažnai matome žmonės su, kaip čia dabar gražiai pasakyti, su kažkokiais tai sunkumais. Yra visokių laidų, kur pateikiami žmonės turintys problemų. Ir tos problemos traukia dėmesį. Vat įdomu žiūrėti, kaip tas žmogus elgiasi, ką jisai daro ir panašiai. Bet jeigu nuolatos mes matome tokius žmonės, kur išryškinamos, hiperbolizuojamos kažkokios problemos, kas tada atsitinka su žiūrovais. Kaip ir sakiau pradžioje, kad kai mes kažką žiūrime, kažką sekame, kažką stebime, mes dažnai iš tokių žmonių mokomės. Mokomės galbūt elgsenos kažkokios, perimam kažkokią gal manierą, kažkokį elgesį, kažkokią tai nuostatą net galim perimti. Dėl to ir vadinami tie žmonės influenceriai. Vat tas dabar terminas yra influenceris, nuo žodžio influence. Ką tai reiškia? Tai reiškia įtakos darytojas, įtakos darimas.
Iš psichologijos, iš behaviorizmo mes žinom, kad nuolatos mes vieni kitiems darom įtaką. Tai mes iš tikrųjų visi žmonės vieni kitiems esame influenceriai. Aišku, kalbant apie tos žmonės, kurie rodosi tuose stebuklingose dėžutėse, ekranuose, tai jie įtaką daro masėms, didelėms grupėms žmonių, nes juos stebi didelis kiekis žmonių. Ir tas didelis kiekis žmonių, žiūrėdami tą kažkokį tai influencerį, įtakos darytoją, kažką iš jo pasiema, kažką išmoksta. Ką gali išmokti? Pavyzdžiui, jeigu aš matau kažkokius tai žmonės ten toj dėžutėje, aš galiu išmokti ir gauti supratimą, kad pasaulis toks yra, kad žmonės tokie yra. O ką ten rodo? Aišku, priklauso nuo laidos. Jeigu laidoj matom savanaudžius, egoistus, tai mums gali atrodyti pasaulis, kad yra savanaudiškas ir egoistiškas. Jeigu televizijoje rodytų žmonės, kurie ištiesia pagalbos ranką, rodo rūpestį, meilę, daro gerus darbus, tai žmonės stebėdami tokias laidas galėtų susidaryti įspūdį, kad wow, kiek yra gerų žmonių šiame pasaulyje. Ir šitoj vietoj noriu jums užduoti klausimą. Tai kokių žmonių mes matom per tą stebuklingą dėžutę? Ar matom tokių autoritetingų žmonių, iš kurių galim iš tikrųjų kažką išmokti, naudingo, gero, morališko? Ar matom kaip tik priešingą pusę, kur mums parodoma, kad pasaulis yra baisus, pasaulis yra agresyvus, pasaulis yra savanaudiškas? Kokį pasaulį mes matome? Iš ko mes mokomės? Iš kokių influencerių, iš kokių žmonių, kurie kalba tose dėžutėse? Mes žmonės galim atsirinkti, ką žiūrėti, ko klausytis, ką sekti, ko nesekti ir panašiai. Bet ne visiems taip paprasta atsirinkti, nes yra žmonių, kurie nežino, kas gera, kas bloga, nežino, ką geriau žiūrėti, kur aš galėčiau geriau pasimokyti, kad galėčiau paaugti kaip asmenybė, bet jie renkasi tą, kas populiaru. O klausimas, kas yra populiaru? Atsakymas paprastas, tas, kas pritraukia dėmesį. Žalingi įpročiai, jeigu kalbėtumėm apie rūkymą, alkoholį ir taip toliau, kodėl žmonės taip lengvai pasiduoda? Todėl, kad tai traukia dėmesį, greitas malonumas ir panašiai. Ir dauguma, žiūrėk, ir pasiduoda tas pats ir čia. Klausimas, ar aš naudoju, gaištu ar negaištu savo brangų laiką ir kaip aš jį panaudoju. Aš nesakau, kad nereikia žiūrėti tokių laidų, kurios padeda atsipalaiduoti, pailsėti ir panašiai. Aš to nesakau. Yra labai, manau, tokių laidų, kur galima pailsėti, atitrūkti. Tik tai tu turėtum valdyti tą situaciją, kad pasirinktum iš tikrųjų, kas tau iš tikrųjų padeda atitrūkti ir nedaro tau neigiamos įtakos. Aišku, suaugusysis, kuris žiūri tam tikras laidas, jisai sakys, man įtakos nedaro, aš moku atsirinkti. Ir aš tas laidas žiūriu tik dėl pramogos, nes šiaip įdomu. Bet kartais, kai pakalbi su tai žmonėm, ir kartais netgi gali pastebėti, kad jie kažką pasiima vis tiek. Kažkokį mąstymo būdą, kažkokį tai manierą, kažkokį tai juokelį perima. Ir tą juokelį naudoja savo kasdienybėje ir tas juokelis yra įžeidžiantis kitus galbūt ar panašiai. Nes jisai mato, kaip tas kitas įžeidinėja kitus. Tai čia nieko tokio, čia per televizorių rodo. Tai gal ir man nieko tokio. Ir ypatingai jeigu kalbam apie vaikus, paauglius, kurie žiūri tam tikras laidas, filmus ar panašiai, kurie daro tam tikrą įtaką. Nes, kaip ir sakiau pradžioje, mes mokomės stebėdami kitus, nes tai yra natūralus mokymasis. Mes visą gyvenimą taip mokomės, taip tobulėjam, taip keičiamės, taip augame ir panašiai. Ir
jeigu kalbant apie mažus vaikus, tai aišku, vaikai pradžioj, mažiukai vaikai daug ko mokosi iš savo tėvų. Paaugliai jau pradeda mokytis iš savo bendraamžių, iš kažkokių tai autoritetingų žvaigždžių, kurie tampa jų kaip ir tokiais mokytojais. Ir vėlgi klausimas, kokią žvaigždę tu seki, kokį dainininką, aktorių ar panašiai, koks jis yra. Ir tada šitoj vietoj dar kyla vienas klausimas. O kodėl vienas žmogus pradeda žiūrėti į vieną, ten kažkokią žvaigždę, aktorių ar panašiai, kuris rodo teigiamą pavyzdį, o kitas, jo klasiokas, jo bendramžis ar panašiai, renkasi visiškai priešingą žmogų, kuris rodo neigiamą įtaką ir mokosi tų neigiamų dalykų. Atrodo, amžius tas pats, žmonės kaip žmonės, bet renkasi skirtingus dalykus. Atsakymas, aišku, mes visi skirtingi, mes visi turim skirtingą įtaką jau vaikystėje, turim skirtingą charakterį, skirtingus temperamentus ir asmenybė dėl to ir yra įdomus dalykas, kadangi mes esame visi kitokie. Ir pagrindas, kas yra pagrindas mumise, net ir Freudą, jeigu čia įterptumėm, tai sakytumėm, kad, aišku, Freudas kalba apie tos prigimtinius, bet jisai kalbėjo ir apie tokį dalyką kaip superego, kurį gauname iš aplinkos. Ir aplinka formuoja tos kaip ir moralės principus, kuriuos turėtumėm gauti iš aplinkos. O kad juos gautumėm, tai tie autoritetai, tie žmonės, į kuriuos mes žiūrim, turi būti patys moralūs ir rodyti gerą pavyzdį. Nežinau, kaip jūs apie tai galvojat, ką jūs apie tai galvojat, parašykite komentarus, labai būtų įdomu išgirsti, pamatyti jūsų nuomonę, jūsų matymą. Dabar, kuo labiau bendrauju su jaunais žmonėms, su jaunimu, su studentais, netgi ir su paaugliais, yra tokių, kurie sako, aš jau senai nežiūriu televizoriaus, nes nėra ką žiūrėti. Aš atsirenku, ką aš noriu žiūrėti, kas yra iš tikrųjų naudinga. Ir yra tikrai tokių, kur pasirinka tikrai naudingus dalykus. Bet yra tokių, kurie ir žiūri tą, kaip sakant, populiarų dalyką, kuris pritraukia dėmesį visokiais tai išsidirbinėjimais, patyčiom iš kitų žmonių ar panašiai. Tai va, tai tokios mintis šioj išminties minutėliai, parašykit į komentarus, kokios pas jūs mintis apie tai. Dar pabaigai norėčiau priminti tokį Rollo May, kuris sakė, kad jeigu tada jau tais laikais, kai daugėjo ekranų, atsirado televizorius, atsirado tokia problema, kuri vadinasi vienišumas. Bet čia kitos laidos tematika. Na, o šiandien dar noriu Jums padėkoti, kad esat kartu, kad dalinatės šituo kanalu su artimaisiais, draugais, bičiuliais, kuriem būtų naudinga tokia informacija pamastymui. Na ir dėkoju Jums visiems už patiktukus, ypatingai dar noriu, kol nepamiršau, padėkoti nuoširdžiai, padėkoti Contribui nariams, kurie palaikote šitas mano veiklas finansiškai, nes kartais tikrai reikia ir kamerą pakeisti, bateriją, stovai kartais sulūžta ar kažkas atsitinka. Tai ačiū už Jūsų prisidėjimą ir kviečiu kitus, kas matot, kad tai yra naudingas kanalas ir prisidėkit ir Jūs, jeigu Jūs galit. Bet Jūs ir taip prisidedat ir būdami tiesiog kartu. Tad ačiū Jums visiems, kad esat kartu. Na ką, iki kito karto. Ate.